Šiandien kalbėsiu, kaip sukurti vartotojų mylimą ir sėkmingą prekinį ženklą. Ši tema yra labai aktuali ir labai svarbi, nes jau esame sugalvoję produktą, paslaugą, kurią norime pasiūlyti pasauliui. Tada atlikome vartotojo analizę, nusipiešėme labai aišku vartotojo paveikslą. Išsityrėme konkurentus bei išsiaiškinome konkurentų ir mūsų produktų stipresias bei silpnasias puses. Dabar galime judėti toliau ir pradėti kurti savo prekinį ženklą. Kodėl būtinai reikia prekinio ženklo? Ar tai tik produkto pavadinimas? Iš tikrųjų ne. Prekinis ženklas tai žmogaus įsitikinimas apie produktą arba kompaniją. Tai yra visa tai, kas yra vartotojo galvoje būtent apie tam tikrą produktą. Prekinis ženklas tai yra išskirtinumas, kurį tavo produktas komunikuoja rinkoje. Kiekvienas prekinis ženklas kuria tam tikras asociacijas ir įsitikinimus vartotojų galvoje. Todėl yra labai svarbu, kad vartotojas susiduria su konkrečiu prekiniu ženklu, kad jis jam sukeltų tam tikras asociacijas, kuo šis ženklas būtent yra išskirtinis ir ypatingas. Kitaip tariant, prekinis ženklas tai yra jausmas, kuris atsiranda vartotojų galvoje kaip tam tikra asociacija. Todėl, kuriant prekinį ženklą, labai svarbu sukurti prekinio ženklo reikiamas asociacijas vartotojo galvoje. Arba jei reikia, tai pakeisti tam tikrus įsitikinimus, kad turėtume labai teisingus nusistatymus būtent tam tikram prekiniam ženklui.